Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien aš esu Kinijoje. Taip, Kinijoje. Šiandien ant stalo nieko neturim, bet kolegos priruošė nemažai dalykų, visokių Hikvision naujienų, ką jums šiandien ir parodysiu. Tai keliaujam. Šiandien esam Hikvision headquartersuose, gavom tokią užduotėlę. Praeit pro visą šitą vietą, susipažint su kamerom, su įrenginiais, surink štampukus ir papasakot apie visą įrangą, ką čia šiandien gero turim. Turim visą futbolo areną, 180 laipsnių kameros sprendimą. Čia yra dvi kameros po 8 megapikselius, filmuoja 180 laipsnių, filmuoja visą areną. Ir jeigu ateisit, parodysiu, kad kameros AI algoritmas gali pasirinkti ir sekti jūsų pasirinktą žmogų, gali jums parodyti žaidėją, kamuolį ar ką jūs pasirinksit. Iš esmės, nufilmuojat visą eventą ir po jo pasirinkat tą, ką norit, kad kamera sektų. Taigi, esam 6 taške, parodysim automobilių įkrovimo ir parkingo sprendimų. Turim 2 skirtingus įkrovimo variantus, turim 7 ir 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimus, turim tokius poles, nežinau, stendus, automobilių stendus su kameromis, jie fiksuoja, ar automobilis yra pastatytas vietoj, gali būti sujungti su automatiniais barjerais, kurie atsidarys ir užsidarys priklausomai nuo to, ar jūs būsit pasistatę savo vietoje ar ne savo vietoje. Automobilio įkrovimo stotelės, viskas valdoma kortelėmis, tiesiog įjungiat krovimą ir viskas kraunasi, viskas labai paprasta. Taip pat turim dar vieną kamerą, kuri gali matyti skirtingas parkavimo vietas vienu metu ir ekrane galima matyti, kurios vietos yra užimtos. Taip pat viskas sujungus su informacinėm lentelėm, galima nukreipti eismą kažkuria kryptim ir parodyti, kurios vietos yra užimtos, kurios laisvos. Ir paskutinė kamera yra PTZ kamera, kuri skenuoja eismo pažeidimus. Mato, kada automobiliai apsisuka neleistinose vietose, daro kitus neleistinus manevrus ir, žinoma, galima automatiškai išsiųsti pranešimus apie tuos pažeidimus. 8 stotelė yra naujoji Hikvision CMOS ANPR kamera numerių nuskaitimui. Ji naudojama barjerui pakelti, automobilių numeriams nuskaityti, nuskaito automobilius iki 10 metrų atstumu. Kaip matot, ji yra sumontuota gan žemai. Į montavimą ji nereikalauja atskiros bazės ar stulpo. Ji montuojasi tiesiai ant žemės ir ji skenuoja tik tai automobilių numerius, neskenuoja jokių vairuotojų, kas yra aktualu dėl duomenų apsaugos. Taip pat jie turi ir automobilio greičio radarus, taigi šitam taške susipažinom su tokia įranga. Labai netikras nukritimas, bet čia, kaip matot, turim nukritimo detektorių. Šiuo metu jis sukonfigūruotas, kad suveikdintų aliarmą maždaug po 10 sekundžių. Jis aptinka patalpoj nukritusius žmonės. Tai, kaip matot, mane aptiko ir iš esmės šis sprendimas yra labai naudingas ir galėtų būti puikiai pritaikomas įvairiose senelių namuose, medicininėse įstaigose ir visur kitur. Taip pat šitas dalykas gali būti pajungtas tiesiai per PoE, turi two-way audio, tai reiškia, kad galima per jį pasikalbėti ir girdėti garsą, ir visa informacija saugoma į centralę. Ir žinoma, prie jo galima prijungti aliarminį išėjimą, tai kokį nors vaizdinį, LED indikaciją arba elementariai garsinę sireną. Šis mažas prietaisėlis aptinka prieš jį gulinčio žmogaus pulsą ir tokiu būdu galim pakeisti prietaisą, kuris yra ant jo piršto. Įdomus sprendimas, kol kas, kaip suprantu, rodo ne visai tiksliai, nes šiek tiek per trumpai guli ir nesusikalibravo dar viskas. Cable free kameros, būtent šios. Ir dar viena įdomi kamera, kuri
kuri nereikalauja jokio įrašymo laido, į kurį įrašo vaizdą per maitinimo laidą. Būtent toks pat priedėlis yra integruotas į pačią šią kamerą ir juos galima jungti į įrašymo įrenginius ir lygiai taip pat įrašyti vaizdą per maitinimo kabelį. Taip pat šios kameros, ši yra 4G kamera, šios yra tiesiog belaidės, vėlgi jos reikalauja tik maitinimo, yra Wi-Fi, prisijungia tiesiai prie Wi-Fi'aus ir visą vaizdą galite matyti HiConnect mobilioje programėlėje. Čia turim naują ColorView 3.0 technologiją. Dėžiai yra visiškai tamsus vaizdas. Ir čia turim kamerą, viskas užsidengia, visiškai tamsu, o čia yra spalvotas vaizdas ir jisai yra super geras, super aiškus. Taigi, surinkau 5 štampukus ir čia dar ne viena zona, kurią dar reikėtų aplankyti, bet laiko nėra tiek daug ir turbūt net visko nespėsim šiandien apeit, bet labai daug įdomių inovacijų ir labai daug įdomių sprendimų. Kolega iš Olandijos bando skrist dronu, bet labai abejoju, kad jam čia pavyks tai padaryti. Sekanti diena prasidėjo nuo įdomių individualių diskusijų su Hikvision ekspertais. Pasirinkau temą, kuri buvo man aktualiausia ir aptarėme sprendimus, kurie gali pakeisti kasdienės technologijas. Diskusijos buvo ne tik naudingos, bet ir atskleidė, kaip Hikvision rūpinasi net pačiomis smulkiausiomis detalėmis. Taigi, baigėsi visos parodos. Matot, iššokau į kostiumuko. Ir dabar eisim pasižiūrėti, kas gero yra, pavakarieniausim. Ir, nežinau, turėsim gerą laiką, bus įdomu, manau. Vakarą vainikavo iškilmingas HikTech Star Gala renginys Sky Gardene. Čia laukia įsimintinos akimirkos, tapau oficialiu Hikvision ambasadoriumi Lietuvoje, taip pat visa Europos grupė gavo medalius. Na ir padariau kelis svarbius rankos paspaudimus. Tai buvo tikrai ypatingas vakaras, pilnas apdovanojimų, kultūros ir džiaugsmų. Yeah, so we are here at the temple of Lithuania. It's a very... Sekančią dieną aplankėme įspūdingą Leifeng pagodą šventovę, kuri atvėrė Kinijos istorijos ir ramybės pasaulį. Hikvision. Nago. Toliau sekė kelionė kanalais, kurių vaizdai tiesiog užgniaužė kvapą, na ir dieną užbaigėme įspūdingų vandens šou. Tai buvo harmoningas meno ir technologijų derinys. Šios kelionės patirtys buvo nepakartojamos, o kiekviena kelionės akimirka suteikė naujų žinių ir įkvėpimų. Taigi šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose apžvalgose.